Šventoji keramika turbūt pirminė keramikos rūšis, kuri išsivystė iš laužo. Dar buvo darbai degami, keramikos dirbiniai degami buvo lauže. Atsiradus pirmom krosnim, juodąją keramiką mes turim tokią pat kaip ir prieš gerus keletą tūkstančių metų, kaip ir dabar. Technologija nėra pasikeitus. Aš esu antros kartos keramikas, tai mano tėvai yra keramikai ir tai buvo nuo mažumės namuose ir liko iki šių dienų. Nežinau, kodėl pasirinkau, galėjau rinktis ką nors kito, bet taip natūraliai susiklostė aplinkybės ir norai ir galimybės, kad likau su moliu. O juoda kodėl? Dėl kad tai yra labai, man asmeniškai, tai yra labai įdomu ir tai galima taip sutrumpintai pasakyčiau, kad tai verta išsaugoti. Nes tai yra nykstanti rūšis, tai yra susijęs su mūsų vieta, kur gyvenom, čia Merkinėj, su namais, mūsų pirmtakais, puodžiais, kurie gyveno prieš mus čionais, kurie dirbo. Ir norėtųsi tai išsaugoti ir ta idėja virto gyvenimu. Tai visi darbai prasideda nuo molio kasimo. Pasiemi kastuvą ir eini pasikasti molio. Aš pats kasuosi savo molį, tai reiškia, tai yra merkinės molis. Vietiniai puodžiai irgi dirbo iš šito molio, kuris yra vietoje, nes jie nevežė iš toli jo, nes tais laikais ten su arkliuku kažkur, nežinau, į Panevėžį nenuvažiuosi molio atsivežti per visą Lietuvą. Tai jie naudoja molį, jisai yra labai geras. Merkinėj jis yra raudonas gan, turi daug geležies. Jisai išdega žemesniai šiek tiek temperatūrai, reiškia, mažiau reikia kūrent krosnį. Ir ta juoda keramikos spalva, tas paviršius, kurį jūs matote ant puodinių, jis yra sodresnis, ta juoda yra kitokia šiek tiek negu naudojant, pavyzdžiui, Kauno molį arba ką. Nes Lietuvoje yra labai daug šių molių. Tai nėra laikas kada įkas, bet paprasčiausiai, kadangi aš dirbu žiemą, tai molio man reikia turėti jau rudenį. Tai dažniausiai tai vyksta rudenį, kol dar neužšalo be abejo, tai įtakoja klimatas, nes jeigu užšals, tai jo nepakasi, nes jisai yra atviroj duobėj, yra kasama klodas, molio, paviršinis molis. Dažniausiai kasuosi tam tikrą kiekį, didesnį kiekį, kad užtektų man visiem metam. Kaip puodžiai sako, valgo molį, kiek sako, tu suvalgai molio. Tai turiu omeny, kiek tu sunaudoji per sezoną molio. Tai jie apibūdina tai to valgymu, toną suvalgo, tai nedaug, 10 tonų, tačiau labai daug. Bet tai vis tiek reikia 2 metų, man prieš 2 metus reikėjo išsikas molio, kad aš jį galėčiau šiemet naudoti. Porą žiemų reikėtų palaikyti. Ir tada visiškai rankiniu būdu, primityviu labai būdu valyti nuo visų akmenukų priemaišų, jeigu jų yra molyje, jų dažniausiai yra. Ir lieka labai daug rankinio darbo, tai reiškia minkimo molio. Pagrindas atima laiko minkimas. Ne kasimas, ne valymas, o pats minkimas molio, tai reiškia suvienodinimas molio visojame tūryje. Sako, pirmus 10 metų žiedikas išeina, o likusius kas reikia. Tai viskas tuom ir pasakyta. Pasakyta trukmė, kiek tau užtruks tai išmokti, o po to darysi tą, ką reikia, nes puodininkystė ir puodžiai yra priklausomi nuo žmonių, nuo buities. Tai pasiemi molio gabaliuką, išsiminkai, pasidedi ant staklių, tada pasišlapini rankas ir jas nuolatos šlapini, nes kadangi molis sukasi ant staklių, tai jums paprasčiausiai reikia žinoti, kaip ir kokiu būdu paspausti jį ir kur paspausti, kad jisai pradėtų keisti formą, augti ir taip toliau. Tai reiškia, pirminis yra centravimas, tai reiškia pastatyti molį per centrą, kad jis visiškai nejudėtų.
Tada yra formavimas, tai ištempimas, iškelimas jo iki tam tikro tūrio ar kokios jūs norit formos. Tada reikia jį nusausinti ir tada reikia su vielute nusipjauna nuo žiedimo rato ir pasideda ant lentos ir tada keliauja kažkur į lentyną tam tikram laikui, kad jisai šiek tiek apdžiūtų, kad tu jį galėtum pradėti dekoruoti, tvarkyti, klijuoti asą, jeigu reikia. Ir tai pati įdomiausia dalis man asmeniškai yra turbūt žiedimo, tas laikas nuo padėjimo gabaliuko molio ant staklių ir nuėmimo jo. Ir tada iškrovimas be abejo, kaip ir visiems keramikam, paskutinis etapas, kai iškrauni darbus iš krosnies ir pamatai, kas išėjo. Dekoravimo būdų yra visokių, yra raižymas pagaliukais, tų pačių pagaliukų antspaudėliai, vis skirtingų formų ir taip toliau. Tai dedama ir ant suktukų, dažniausiai vadinamų tokių kaip žiedimo staklės, tik be variklio, kur rankom suki ir puodinė sukasi ir tada tu ją gali tolygiai ten braukyti tam tikrus raštus ar dėliot taškelius. Viskas yra daroma rankom ir tai yra formų skirtumai dideli, labai puodinė labai platėja į viršų. Pradedi viršui daryti, tai reiškia, apačioj tu užbaigsi tokiu pat kiekiu eilutėje taškelių, bet jie bus, 3-4 kart mažesni, turi būti, reiškia, mažiau reikia paspausti. Jeigu tu darai didelę puodinę ir tai yra, iki 10 000 taškelių ant jos, tai jums gali užtrukti dieną, tai darbo 8, 9, 10 valandų. Tai darau ant puodelių, pavyzdžiui, 1000 taškelių telpa, tai jį gali nutaškuoti, jeigu ištisai sėdi, va taip nesustodamas, be pertraukos beveik, tai per kokią gerą valandą, pusantros iki 2 valandų. Juodoji keramika yra daroma iš žemos temperatūros molio, taip vadinama žemos, tai yra molis, kuris išdega prie maždaug 900-950 laipsnių. Tai yra liepsnos temperatūra apytikslė. Ir degimo procesas yra, be abejo, krosnis yra malkinės, tai nėra dujos, tai nėra elektra, tai yra kūrenama malkom. Vizualiai tai yra, atrodo kaip paprasčiausiai išmūryta duobė žemėje, su pakura iš šono, iš krašto. Ir kūrenama yra priklausomai nuo krosnės tipo, yra kūrenama apie 8, 10, 12 valandų. Efektas juodos keramikos atsiranda pačioj pabaigoj kūrenimo, kai jau viduj krosnėje būna apie 900 laipsnių. Yra metamas į pakurą labai sakingą malką, dzūkai vadina šakaliu, populiariai turbūt sakomas yra smalėkas. Yra labai daug sakų turinti pušis dažniausiai, tik dėl to, kad mes primetėm smalėkų ir uždusinom krosnį. Užkasama yra pakura ir pati pakrovimo anga, to pasekoj deguonis nepatenka į vidų ir degimo procesas nutrūksta, bet kadangi ten viduje yra didelė temperatūra, apie 900 laipsnių, tai tas karštis iš tos smalingos malkos traukia tuos sakus, jie virsta dūmais ir tada visur eina į visus mikroskopinės skylutes, į molį visur. Ir ataušus, išsikrovus krosnį, mes turim juodąją keramiką, tai nėra pakitę, kaip ir sakiau, jau keletą tūkstančių metų. Tai aušta įvairiai, galima šiek tiek pagreitinti tą laiką, bet dažniausiai to nedarau, savaime viskas ataušta, tai jeigu krosnį užkasi vakare, iš ryto pradėjai atkrauti, visą dieną kūrenai, vakare uždusini ir praeina visa kita diena ir dar kitos dienos vakare, tai reiškia 2 paros. Tai po 2 parų gali atsikasti tą viršutinę dalį, kur pakrauni indus į tą duobę. Ten būna tokios skardos uždėtos, kad smėlis nepatektų į vidų kasimo metu. Ir iškrovimas, tai yra tas, ką sakiau, kaip tos kelios sekundės tų įdomiausių
dalykų, kurie yra per visą procesą. Kai atidengi krosnį ir pamatai pirmus darbus, tai juos nusėmus, tada pamatai tikrosius pirmus darbus. Dažniausiai tai viršui krosnės būna patys gražiausi man asmeniškai, tai ten būna daug labai kiekis, didelis labai indų, bet jie labai mažiukai. Tai dažniausiai būna kokie puodeliai, bliūdeliai, mažiukai, lėkštutės, bet jie turi labai daug tos vaivorykštės. Tai vat pirmi darbai, koks skambėjimas yra, tu žinai maždaug, kas yra dugne jau, nes ten bus daugiau. Tai jeigu jau viršui labai gerai skamba, tai dugne rizikuoji, kad esi kažką sulydęs, reiškia sudeformavęs. Nes kiekvienas molis turi ribą, prie kurios pradeda deformuotis ir lydyti. Tai jeigu viršui labai gerai skamba indas ten pavarškiniai, tai žinai, kad apačioje gali būti, kad jau per daug buvo. Ir tai pasitaiko, nes tai, kaip sakau, viskas vyksta iš akies ir negali taip sukrauti kiekvieną kartą skirtingų indų vienodai, kad gražiai viskas išdegtų ir tolygiai įkaistų. Tai tas pirmas atidarimas, iškrovimas tų keliasdešimt puodelių pirmų ar ten lėkštučių visada būna labai geras. O po to, kai pradedi ten rausti žemyn ir jeigu randi kažką susilydžiu ant pačio dugno daug ir jau ten dar kažko, tada nuotaika truputėlį kitokia būna į pačią pabaigą, bet pati pradžia yra visada labai gera ir tai yra nauja diena, kaip visiems, kaip naujas, ką tik gimęs kažkas ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra daug jausmų ir daug visokių kampų, kaip galima pažiūrėti. Tai.